Sveiki sugrįžę. Dzień dobry. Su naujais metais visus. Tai buvom dingę truputį, sakykime, ilsėjomės. Tai va, ką Aurimai čia turi, papasakok. Nu, čia jau likučiai mechaninės pavarų dėžės. Tai ką liko mums padaryti? Kaip matot, aš čia pasidariau erdvės šitam originaliam tunelyje. Va. Tai kadangi mes nutarėme eiti mechaninės pavarų dėžės keliu, tai jo, išsipjoviau tunelyje skylę, dėl to, kad šitas daiktas po apačią niekaip netelpa, nes tunelis šito Merso yra ganėtinai nužulnus ir eina žemyn. Tai jis nedraugautų mums su kardanu, kuris, jeigu būtų, tai būtų čia ganėtinai arti. Ko pasekoje, mums reikia išsikelti shifterį aukščiau ir reikėjo atsimatuoti, pasižiūrėti, ar patogu bus pavaras jungti vairo ir pedalų atžvilgių. Ir sėdėsenos, aišku. Tai panašu, kad viskas yra tobula, nes pedalai man yra puikiai pasiekiami visi. Ir shifteris yra puikioje vietoje, taip net ganėtinai aukštai, tai sakyčiau, gal net patogiau bus. Gal bus galima kažkokį short shifterį dar susidėti, kad būtų dar smagiau. Tai va, dabar turim šitą skylę įsipjovę. Ir kokia yra idėja, tai nuo šitos mechaninės pavarų dėžės Merso, tai yra V204 Merso C klasės, nusipirkti tunelio gabalą ir tą tunelio gabalą savo čia prisimontuoti, kad išlaikyti originalų šitą tvirtinimą, nes čia turi ant tokios gumos šitas reikalas gyventi ir tada būtų galima taip įsukinėti. Ir jo, tada dar yra šita dalis. Tai šita dalis ten apačio jungiasi ir šita dalis prie čia iš apačios jungiasi. Tai va, išspjovau skylę, viskas labai fainai, aukštis yra labai geras. Tai iš esmės tokiam aukštį ir gyvens viskas, tai va, reikės tiesiog metal work šiek tiek ir visas tas susidraugaus. Kaip ergonomija, kėdė kažkiek važiuoja galą dar, ar jau čia? Galą? Važiuoja dar. Truputį pavažiuoja. O čia dėl kėdžių irgi dar klausimas, kas čia liks, nes, čia kaip ant močiutės, net ne močiutės, pro močiutės, matyt, daugumos jau sofas važiuot. Jo, jos spyruoklinis yra labai šiaip nepatogios, atrodo gražiai, bet labai nepatogios. Tai čia gali būti, bus šiek tiek modernizuota šioje vietoje. Jo, ir jūs dabar nematot, iš tikrųjų taip sėdint, vairas yra pasislinkęs į dešinę. Nuo to, kaip aš sėdžiu, vairas šiek tiek į dešinę pasislinkęs. Bet čia ne dėl to, kaip mes pastatėm vairo tą pačią kolonėlę šitą, kur salone randasi. O todėl taip yra, tiesiog Mersas taip padarė. Bet čia ne ir kitose markėse taip pasitaiko. Tai ir mano BMW senam tai buvo, man atrodo, net Mazdai nėra pilnai per centrą. Tai čia nieko neįprasta. Tai va, tai dabar dar kažką matyti šiandieną čia pareguliuosim. Gal pradėsim ruošti kuro sistemą, nes dabar mūsų mintis gal yra tokia, kad susimesti viską, kad užsikurti ir pavažiuoti. Ir tada dar, viską išdraskyti, kad išvalyti ir jau bandyti pradėti dažyti ir surinkinėti. Tai Aurimas, nežinau, eisi su degalais gal kažką pažiūrėti, nežinau. Tai va, aš galvoju, aš turiu kažką ką pažiūrėti. Reikia įsiaiškinti dalykus, kaip ką pajungti. Žodžiu, reikia, dabar ką aš padarysiu, dar kardaną uždėsiu pilnai, kad pasižiūrėti, ar tikrai čia viskas sklandžiai draugaus, nes gali, kad žinot tikrai, ar nelies šitą žemesnioji svirtis, ar tikrai kardano nelies. Dėl to, kad čia gan arti ir nereiks to shifterio dar kelti. Jo, dar buvo pas mus mintis gal padaryti šitą vietą prisukamą. Tai mes dar jos nelaidojam, nes jeigu atkreipsit dėmesį ten, kur prisisuka ta dalis shifterio tenai pačiai prieki, tai tarpelį jau tokie, sakyčiau, mažoki. Jo. Žodžiu, einam dar padirbėti.
Tai matėte, prieš keletą akimirkų mes Aurimu sveikinamės, nieko nepadarėm. Aš pjauščiau. Eilinį kartą. Tai ką Aurimas dabar čia tobulina. Iš tiesų gavosi taip, kad sudėjus kardaninį veliną. Kokie žodžiai? Taip, mandras. Tai buvo kampas netinkamas, tai teko dėžę kilstelti ir ką kalbėjau apie pjaustymą, tai salone teko išpjauti skylę ir visą tai mūsų atlydėjo į vieną vietą, kad turime naują tunelį. Tai Aurimai, ką mes veiksim? Žaisim Super Mario. Žaisim į tunelius. Tai va, tai reikės matyti pasidaryti šabloniuką iš kartono ir jį įdėjus į saloną, jį pjaustyti ir žiūrėti po to, kiek jau čia reikės atsižymėjus įdėti. Matyt, greičiausiai dar reikės prie viso to ir išimti visą salono kėdes, kilimą neišimam, reiks gal atitraukti kažkiek, nu žodžiu, reikalai. Tai va dabar Aurimas to pakabina greičių dėžę į savo skirtą vietą ir tuomet lendam į saloną pjaustyti. Kišk. Gerai, ir tas lentą įsiteltų daug. Nu, žinok, reiktų 10 tokį įdėti. Tas šplintuką reikia pasiimti teną įdėti. Ne, tai kam šplintukas čia mums iš plintų ištraukinė. Tai žodžiu, paimsiu 10 varščiuką ir įvarysim. One eternity later. Yra išpjovos, kad neliestų varžtų. Įvertinta, kad du nenormalus sugalvos įdėti šitą variklį ten, kuris nenorėjo būti ir dar greičių dėžė, kur nepriklauso. O? Nu. Nu. Gal netrukdys. Gerai. Reikia ištraukti ir... O. Eik, tiesiog kaip čia buvęs. Ištraukti tik tai bus. Šitas be galvos toks. Nu. Ateities problemos, važiuojam toliau. Gal čia varžtą reikia prisukti, matyti pradžiai. Ne, šitą vėliau galim. Nežinau. Šitą statom. Opa. Nu gerai. Tunelėje skylė per maža. Aš gailėjau metalo. Na va. Galim perjungti pavaras. Pirma. Nu, biškį laisvumo daug. Antrą. Trečią. Nežinau. Pavarą pavadinimą. Tai va. Dabar turim aukštį. Šiaip tai net taip būnant, nelies. Taip žemai gyvenant. Mhm. Jisai vaikšto, tai gali ir liesti, ne? Ką liesti? Kardaną ar nelies. Matom? Ne, čia toli. Čia nieko nėra. Kaip? Vaitgalio tikslai, Aurimai, taip? Dan. Tai dabar mes jau čia, tiksliau ne mes, aš sakau, čia Aurimas čia pjaustė, kelis kartus matavo, tai dabar nusprendėm štai šioje vietoje padaryti dureles, sakykime taip, Gyvybės langelį. kad patekt prie shifterio, Ar patekt tenai? o štai čia, nes mes nenorim kankintis montuojant dėžę, čia tvirtinti viską, tai žodžiu padarysim paprastai, dabar gražiai nugręšim taškinės visas suvirinimo vietas, padarysim tiesią plokštelę, prisukamą ir turėsime gražų prieimą prie pavarų dėžės. Ir po to jau, čia šiek tiek nuimsime juostą tokią
Ir galiausiai bandysim viską privesti prie originalaus tunelio. Ir tunelį lenksim į išorę, palikę kelių centimetrų tarpą, o šitą lenksim į tą pusę, nu ir turėtų kažkas gautis. Tai, tai pradžiai bandom padaryti gyvybės langelį ir patrumpinti šiek tiek čia. Ir žiūrėsim, kas čia gaunas. Na va, su Aurimu nugrėžėm viršutinę tą dalį. Jeigu kam įdomu, yra specialus tam tikras grąžtas. Ganėtinai plokščias, trumpas. Ką rekomenduojam, tai nepersistengti, nes labai lengva, nu vieną jau beveik kiaurai perėjau. Tai nepersistengti. Aišku, dar reiktų matyti, nežinau, net kaip lietuviškai vadins, tas, kur smūginis toks išcentruoja. Padėtų jums tiksliai gręžti skylę, bet mes iš akies visai neblogai padarėm. Tai dabar čia pabandysim išsimontuoti, išsivalyti šitą dervą ir pažiūrėti, kurioje vietoje tiksliai turi būti ta skylė. Tai kaip matot, padarėm gerokai didesnę skylę, daug šiukšlių purvo, reiks viską po to valyti, tvarkyti, bet dabar ne tai, dabar va matot, čia esam atsižymėję, palikę esam apie 2 cm, nu gal ne 2-3. Dabar čia nusišveisime, kad galėtume vyrinti išorinę skardą, ją privyrinsim ir po to iš apačios darysim lygiai tą patį, šitą prilenksim arčiau prie naujo tunelio ir apvyrinsim iš vidinės pusės taip pat. Tai va dabar šveičiam ir tuomet bandysim pradėti vyrinti. Tai ką, šiandieną su Aurimu darbelius baigiam, viskas paruošta daugiau mažiau vyrinimam, čia liko vat pripjauti šiek tiek, kad suvesti naują tunelį su senu tuneliu ir rytoj pradėsim vyrinimo darbus ir rytoj vakare tikiuosi, kad jau tunelis bus baigtas. Tomorrow. Taigi šiandien turime sekmadienio vakarą. Padirbėjom, kaip ir žadėjom, per 2 dienas padarėm tunelį. Nors kartą tikslas, kurį turėjom prieš darbus, įgyvendintas po darbų. Tai apgruntavom ten, kur buvo metalas pašveistas, sekcijom privyrinom, nematėm prasmės vyrinti pilnai ištisai, nes ir gamykliškai būna taškais privyrinta. Nes tikrai vyrai miršta be jokių dalykų. Tai va, dar padarėm ką fainai, tai Aurimas gal jums parodys, tai tas dureles. Gyvybės langelis. Tai aš privirinau nedidelę dalį ir dabar viskas gražiai užsidaro. Įdėsim gal kokią guminę tarpinę ar hermetiko, uždarai ir viskas. Tai mums palengvins prisukti shifterį. Jo, čia nice. Tai va, tai dabar liko šioje vietoje, gal sakykime, kaip ir nieko ypatingo. Sekantį kartą bandysime pradėti daryti kuro sistemą gal. Ar... Pažiūrėsim, kažką veiksim. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Vyksta darbai lėtai, bet užtikrintai, kaip sakant. Paprastas šitas pasakymas. Reikia pavasarį jau važiuoti. Jo, mūsų pavasaris veja judintis. Taip, nes reikia, kad važiuotų Mersas ir reikia, kad važiuotų Nissanas. Tai teks pajudinti užpakalius ir padaryti.